Ekrane matom žaislinį Tiny SA Ultra spektro analizatorių, prie kurio prijungta išorinė LTE antena. Šiuo metu išjungta Express LRS radijo sistema. Stebėsim šitos Express LRS radijo sistemos spektrą 800–900 MHz ruože. Šiuo metu ekrane matom 900 GSM downlinką ir LTE 800 MHz downlinką. Įjungiam pultą ir aktyvuosis Express LRS radijo sistema. Štai pradėjom matyti siunčiamus signalus. Matom, pagal nutylėjimą ši sistema veikia 900 MHz ruože. Labai stipriai užima aplinko zoną, GSM aplinko, bet taip pat susikerta ir su downlink regionu. Taigi tokios sistemos, kokia yra atsiunčiama klientui, jos negalima Lietuvoje naudoti apskritai Europos Sąjungoje. Ją reikia perjungti į 800 MHz diapazoną iš 915 į 868. Sistema yra valdoma Lua skriptu per sisteminį meniu. Express LRS Lua skriptas. Čia galim pasirinkti įvairius parametrus, bet nėra tokio kaip diapazono perjungimo tarp Europos ir Amerikos. Norint pakeisti šios nustatymus, reikia aktyvuoti Wi-Fi prisijungimą. Ir prisijungti prie Express LRS Wi-Fi tinklo. Man įvesti slaptažodžio dabar nereikės, nes aš jau esu jungęsis daugybę kartų, o šiaip slaptažodis yra mažosios raidės Express LRS. Einame adresu 10001 ir prisijungę prie pulto matom, čia yra diapazonai, kuriuose galim dirbti. Australija, Amerika, Australija 433, Europa 433, mane domina Europa 868. Taigi aš išsaugau, perkraunu, persikrovė, matom, modulis, atsijungė Wi-Fi. Panašiai ir yra viduryje tarp šių markerių. Tai labai gražu ir korektiška, tai prašau skraidyti su Express LRS sistema apatiniuose diapazonuose, subgigaherco taip vadinamam diapazone, būtinai valdymo sistemoje perjunkit režimą iš 915 į 868, nes akivaizdžiai dirbom šitoj vietoj, kuri kertasi su downlinku iš bokšto ir čia esančia sritim. Pažiūrėkim iš naujo į šią situaciją su kiek kita matavimo technika. Su tuo žaisliniu spektro analizatoriu matėm, kad šonuose downlinkai iš bokštų yra gan stiprūs signalai ir pastoviai bokštai transliuoja. Aplink iš išmaniųjų įrenginių yra švarus, koliai tame kanale 28 niekas nedirba. Ir tarp jų yra įsispraudęs mūsų Express LRS žemo dažnio 8 bendas. Ir 20.
Jie yra pateikti čia. Ir štai taip rodo spektro analizatorius. Realiai atkartoja tą vaizdelį. Tai čia yra downlinkas 20 kanalo. Čia yra downlinkas 8. Ir šita maža dalis yra švari dėl to, kad čia yra geležinkelių Railways operatorius, kuris yra tik šalia geležinkelių bokštai. Tai akivaizdu, kad čia, kur aš esu, tai yra švari vieta, neturinti šitų signalų. O aplinkas tai yra siuntimai iš išmaniųjų įrenginių, kuriuos drono operatorius greičiausiai turi kišeniui, yra pavaizduoti kraštiniai dažniai šiais 2 markeriais. O centrinis markeris tiesiog yra centrinis dažnis 868. Įjungiam gal lentelę markerių. Čia galima stebėti dažnius. Tai dabar įjungsiu Express LRS, perjungtą į 868 dažnį. Ir matom, prasidėjo siuntimas. Įrenginys Tektronix realaus laiko spektro analizatorius šiek tiek su mažai freimų čia pateikia informaciją, nes aš realaus laiko spektrą noriu matyti labai plačiam diapazone. Vėliau galėsim priartinti tik šitą, pasižiūrėti, kaip atrodo šitą regioną, kur Express LRS dirba. Bet iš principo, tarp 1 ir 3 markerio vaikšto Express LRS signalai. Kai dronas nuskrenta prie downlink bokšto, tai jeigu neperjungtumėt ir skraidytumėt su 915 bendų taip kaip pultas atsiųstas iš gamintojo, tai trikdytumėt downlink kanalą ir downlinkas trukdytų jums. Dalis diapazono persidengtų su uplink ir jeigu jūsų kišenėje išmanusis įrenginys pradėtų ryšį megzti, komunikuoti 8 kanale su bokštu, tai jisai jūsų pulto interferenciją skeltų ir negalėtumėt telemetrijos duomenų priimti iš drono. Nes šiuolaikinė Express LRS valdymo sistema dvikryptė siunčia ir priima. Tai tiek downlinkas, tiek uplinkas kelia problemas, tik skirtinguose galuose. Ir dabar telefone su Tele2 operatorium, o su Tele2 dėl to, kad jeigu pažiūrėtume į pasiskirstymo lentelę, tai 20 bende aplinko, tai yra šito mano išmaniajam įrenginy, yra būtent Tele2 operatorius kraštinis dažnis. Tik dabar jisai dirba 1 kanale, kur nešlys dažnis FC frequency carrier yra 2 GHz, jį reikia perjungti į mum rūpimą 20 bendą.
Į programėlės pagalbą apriboju bandus naudojimus, kad būtų tik 8 ir 20 kanalas. Tai dabar bus naudojami tik tai mus dominantys šiai demonstracijai 8 ir 20 kanalai. Dvidešimtas bandas aktyvuotas prievarta ir pažiūrim interneto greitį ir kai prasidės ne downloado, tai yra downlink iš bokšto, o kai uploado greitis bus testuojamas, pažiūrėsim kaip spektro analizatoriuje triukšmai pakils. Įjungiu pultą. Spektro analizatorius pradeda fiksuoti siunčiamus valdymo signalus į droną ir pradėkim testuką. Truputį toliau nuo pulto, kad pačiam telefonui nebūtų problemos komunikuoti. O iškart matosi, kokie stiprūs signalai palyginus su Express LRS siunčiamais amplitudė. Tai vat įsivaizduokit, jūs esate pievoj kažkur ir pievose užmiestį labai tikėtina esate prisijungęs prie šitų bandų žemutinių, kurie yra 8 arba 20 ir jūsų telefonas siunčia duomenis, siejasi su interneto kažkokia platforma, kažką tikrinasi ir pastoviai siunčiant duomenis jūs tokius triukšmus patiriat ir prastai priiminėjat telemetriją. Tai čia noriu pabrėžti tuo atveju, jeigu jūs nepersijungsit ir naudosit pultą 915 bandę ir dirbsit su 8 kanalu, tai uploadas jum blokuos, nes čia panašiai šiame regione dirbo 915 bandas, tai visada perjunkit. Štai, tai būtų 8. 8 tai būtų šis diapazonas. Ir vat ypač prie jūsų tos veikimo zonos, maždaug šitoj vietoj, kur Express LRS veikia, Tele2 jums labai maišytų. O downlinkai tai visada jie visi veikia, nes aplinkui visada yra telefonų, visada siunčiama servisinė informacija iš bokšto, todėl jie visada veikia ir visada trukdo. Jūs jiem ir jie jums. O aplink priklauso nuo to, kokio operatoriaus telefonas jūsų kišeniai guli. Ypač pavojingas gautųsi Tele2. Gaila, aš jums negaliu to 8 kanalo pademonstruoti dabar, dėl to, kad mano vietoviai bokštai neturi to 8. Čia tokia patogi svetainė Cellmapper, kur galima pasižiūrėti informaciją. Pažiūrėkim. Provideris Tele2. 8 net nėra. Kažkodėl ši svetainė, jeigu jie tikėt, nerodo, kad Tele2 Vilniuje naudotųsi 8 kanalu.
Nu, gal ir taip. Bitė. Kas čia buvo sekantis šalia Tele2? Telia. Tai imam Telia. Yra 8. Tai Telia naudoja 8. Ir tose vietovėse, kur 8 bendas naudojamas, tai jūsų išmanusis įrenginys komunikuodamas trukdytų priiminėti telemetriją iš drono. Tai čia galima gilintis į smulkmeną, bet esmė tai yra gavot įrenginį, reikia būtinai perjungti 868, nes kitaip ir jūs kenkiat mobilaus tinklo sistemai ir mobilaus tinklo sistema jums kenkia. Nebūkit banditai. Pažiūrėkim dar kartą, aktyvuokim testą, ar esam tinkam. Taip, 20 kanalas. Start. Downloadas. Žinoma, kai downloadinė informacija, reikia ir patvirtinimus siūsti atgal, kad paketai priimami, todėl matosi aktyvumas uploade, bet kai prasidės uploado testas, štai iškart matosi, kaip pasikeitė spektras, koks pilnas, kiek daug energijos yra siunčiama. Iš tikrųjų, net į juostą nepapuolė šitie 20 kanalo triukšmai, out of band noise vadinami, galėtų trukdyti ir prastinti priėmimo jautrumą, jeigu telefonas būtų rankoje prie pat kažkur prie pulto. Tai kai signalai yra labai stiprus, tai įsotina net out of band triukšmai. Sumažinkim spektrą iki 40 MHz, siauresnį, iškart matom pagyvėjo, kadrų skaičius padidėjo, kairiai pusėje vis matosi mano telefono duomenys siunčiami, o per vidurį Express LRS sistemos šokinėjimas per dažnius, frequency hopping sistema. Ja, mano telefonas iš kairės spektre. Pakeiskim šį realaus laiko spektrą į tradicinį. Šiuo metu yra aktyvuota maksimalių verčių išlaikymo funkcija. Labai patogu susidėlioti darbinius diapazonus. Štai mano telefonas veikia. Fiksuojamos vertės kairėje. Įjungsiu dar papildomai vieną takelį, kuriame bus rodomos momentinės vertės. Tai štai patogus vaizdas, šviesiai mėlyna spalva yra momentinės vertės spektre, o geltona yra kaupiamos maksimalios. Patogus vaizdas pasimatuoti užimamą diapazoną, nuo kokio iki kokio dažnio veikia Express LRS sistema. Markerių lentelėje konkrečesnius dažnius galim pažiūrėti. Perjungiam į platų spektrą, kad matytųsi ir mobilaus ryšio operatorius. Šiek tiek pakoreguojam markerius, nes pasikeitė matavimo filtro plotis.
perjungiam mano pultą atgal į 915 diapazoną, kad tam pačiam spektre galėtumėm vaizdžiai matyti abu diapazonus. Perkraunam pultą ir turėtų iš karto veikti naujam diapazone. Taip, matom, M4 markeris žymi ribą tarp downlinko ir uplinko. Tai šiek tiek kertasi su downlinku ir labai smarkiai su uplinku. Markerius perstumiam pamatuoti ribas naujo 915 diapazono. M2 markeris centrinis dažnis, M1 ir M3 kraštiniai. Tokiu būdu markerių lentelėje galėjom pasimatuoti ir pasižiūrėti, kokį spektrą užima tiek vienas, tiek kitas diapazonai ir koreliuodami markerius spektre su markerių lentele galim konkrečius dažnius pasižiūrėti, o po to pasilyginti su internetinės svetainės duomenimis ir pasižiūrėti, kam trukdom.